Šioje pamokoje pakalbėsime apie abstrakčiąsias klases ir abstrakčiuosius metodus. Galbūt reiktų pradėti nuo to, jog praeitoje pamokoje minėjau, jog nėra logiška objektui, kuris yra priskiriamas žmogaus klasiai, naudoti metodą profesija, kadangi žmogus kaip objektas profesijos neturi, tuo atveju studentas, mokytojas, pardavėjas jau apibrėžia tam tikrą profesiją. Lygiai taip pat galime įsivaizduoti, kad mūsų tėvo klasė yra figūra, o vaikų klasės yra apskritimas, kvadratas ir stačiakampis. Tai jeigu bandytume skaičiuoti plotą figūrai, tai žinoma būtų nelogiška, todėl net nelogiška būtų leisti susikurti objektą, kuris būtų figūros klasės, šiuo atveju tėvo klasės. Taigi tam naudosime abstrakčiąsias klases. Ir iš esmės abstrakčioji klasė yra iš vis nieko, galima sakyti, naudingo, jeigu iš jos jokios kitos klasės nepaveldi nei metodų, nei kintamųjų, kadangi jos tikslas yra paskelbti dar nesukurtus metodus. Ir dažniausiai šioje klasėje sukurti metodai net neturi turinio, tiesiog yra nurodytos tų metodų antraštės. Kam to reikia, turbūt logiškiausias variantas būtų, nes taip sukūrė. Ne, iš tikrųjų šito klausimo neatsakysiu, tačiau kartais tenka naudoti ir abstrakčią klasę bei metodus ir dabar jums parodysiu, kaip tai padaryti. Taigi einame į žmogaus klasę, kuri yra tėvo klasė, ir tiesiog prieš klasės antraštėje, prieš žodelį public parašome tokį raktinį žodį. Ir dabar einame į mūsų pagrindinę klasę, kur buvo bandoma sukurti žmogaus objektą, ir iš karto matome, kad meta klaidą, neleidžia sukurti objekto. Na, bet ties tuo ši pamoka dar nesibaigia, kadangi reiktų susipažinti, kaip kuriami abstraktieji metodai ir kas iš viso jie tokie yra. Taigi galbūt ištriname šitą metodą, kurį jau esame parašę ir užkloję prieš tai buvusiose pamokose, ištriname jos turinį ir po public prirašome raktinį žodį abstract. Ir štai čia dedame kabletaškį. Ir ką matome, nemeta klaidos, turbūt tai matote pirmą kartą, kada metodas aprašomas be turinio. Viskas, ką matome, tai tik antraštė. Todėl, jeigu prisimenate, kai rodžiau, kad negalima sukurti abstrakčios klasės objekto, tai yra logiška, kadangi dauguma abstrakčios klasės metodų neturi turinio, todėl tuo tiesiog apsaugoma, galbūt net nežinau, bet man taip atrodo, kad apsaugoma, kad nebūtų naudojami metodai, kurie neturi turinio. Na, o kadangi mūsų studento, mokytojo ir pardavėjo klasės paveldi visus žmogaus klasės metodus. Šiuo atveju metodas profesija, kuris pagrindinėje tėvo klasėje neturi turinio, čia yra užklotas ir, kaip matome, kiekvienu skirtingu atveju yra parašyta atitinkama spausdinimo eilutė. Ir dar vienas niuansas, kurį norėčiau paminėti, kad paveldint abstrakčios klasės abstrakčius metodus būtina juos užkloti, kadangi jie neturi turinio, ir galime pabandyti studento klasėje ištrinti mūsų prieš tai užklotą metodą profesiją ir pamatysime, kad atsiranda klaida. Ir čia būtent sako tai, kad mes turime įtraukti metodą, kurį paveldėjome, perrašyti metodą, kurį paveldėjome iš žmogaus tėvo klasės, kadangi jis yra abstraktus ir neturi turinio. Na, galbūt paklausit vėlgi,
kam tai yra reikalinga iš tikrųjų tikslaus atsakymo šiuo metu neturiu, tačiau pažadu, kad vis dėlto su tuo teks susidurti, jeigu programuosite toliau su Java. Taigi pagrindiniai niuansai, kad abstrakčiai klasiai negalima sukurti objektą ir abstrakčioje klasėje abstraktus metodai gali būti sukūrėme tik abstrakčioje klasėje. Jeigu ištriname žodelį abstract, matome atsiranda klaida, kadangi abstraktus metodas gali būti sukūriamas tik abstrakčioje klasėje. Taip pat nutrinu žodelį abstract, matome, kad irgi meta klaidą, kadangi metodai neturintys turinio gali būti tik abstraktieji. Taigi, jeigu paveldime abstraktųjį metodą iš abstrakčios klasės, vėlgi turime jį būtinai perrašyti, kitaip bus metama klaida. Bet vis dėlto net ir abstrakčioji klasė gali turėti neabstrakčių metodų, kaip matome štai čia. Galbūt, kad dar galėčiau paminėti iš teorijos, kad konstruktoriai negali būti abstraktus ir statiniai metodai taip pat, kadangi apskritai konstruktoriai negali būti užklojami, man rodos, aš neminėjau praeitoje pamokoje, o norint užkloti paprastą neabstraktų statinį metodą, jį galima užkloti tik tokiu pat statinio metodu. Tai tiek šioje pamokoje.